Žalia žolė, bet ne žolė. Su uodega, bet ne pelė. Kas? Taip, teisingai, agurkas. O kasgi yra tas agurkas? Botaniškai agurkas yra vaisius, nes jis išauga iš žiedo ir turi sėklų. Tačiau kasdienybėje mes jį pažįstame kaip žalią, ilgą ar trumpesnę traškę daržovę. Agurkas yra viena iš seniausiai auginamų daržovių. Žmonės juos augina jau daugiau nei 3000 metų. O ar žinojai, kad beveik visas agurkas yra sudarytas iš vandens? Jo jame yra net 95%. Todėl, kai jį kandame, jis būna toks sultingas ir gaivus, puikiai tinka atsigaivinti karštą vasaros dieną, galbūt net vietoj ledų. O ar žinai, kaip auga agurkas? Viskas prasideda nuo mažos rusvos sėklytės, kuri tokia maža, kad galima paslėpti tarp pirštukų. Sėklytė pasodinama į žemę, kur šilta, šviesu ir drėgna. Agurkas mėgsta lepinti saulės spinduliais ir vandeniu. Be jų jis negalėtų augti. Iš pradžių iš žemės išlenda mažas daigelis, tada stiebas, lapai ir galiausiai pasirodo gražūs geltoni žiedai. Iš žiedų po truputį pradeda augti maži žali agurkėliai. Agurkai gali augti ant žemės arba lipti aukštyn kaip vijokliai. Jie turi plonus ūselius, tai mažytės garbanėlės, kuriomis agurkai kaip rankytėmis kabinasi prie tam skirtų atramų. Agurkų yra įvairių rūšių – ilgi, trumpi, spygliuoti ar lygus. Nors mums įprasta žali agurkai, pasaulyje auga netgi baltų ar geltonos spalvos agurkų. Kai agurkai užauga, juos galima skinti ir valgyti. Juos galima dėti į salotas, ant sumuštinio ar valgyti vienus, marinuoti arba raugti žiemai. Agurkai padeda mums būti sveikiems. Juose yra gausu vitaminų K, C, A, magnio, kalio, skaidulų. Valgykime agurkus ir būkime sveiki.